beje, vat apie pyktį. Pyktis yra viena iš stipriausių tokių emocijų, kuri gali sunaikinti visą pasėtą, užsėtą gerom sėklom lauką. Taip kalba mokytojai apie pyktį, taip parašyta senose knygose. Taip, psichologai ragina išgyventi visas emocijas, neatsisakyti emocijų ir mes nesakome, kad reikia nuryti kažkokias nuoskaudas ar pyktį, bet reikia stengtis ne prieiti iki pykčio. Nes pyktis tai yra jau trečioji stadija. Ir jeigu pyktį, pavyzdžiui, palygintume su ugnimi staiga užsiplieskusia, tai jau suvaldyti yra labai sunku ir sustabdyti šitą ugnį liepsną labai sunku. Ir po to, kai prasiveržia pyktis, įtūžis, agresija netgi gali būti, tai irgi labai kenkia mūsų būsenai ir mūsų sveikatai, lygiai taip pat kaip nuryti emociją ir jos neišreikšti. Bet išreiškiamas pyktis irgi kenkia mums tiek psichologiškai, tiek sėklų atžvilgių, kadangi tuo metu mes sudeginame visas savo geras anksčiau pasėtas sėklas. Tai dabar apie pyktį galbūt tokio pykčio proveržio pas mus dažnai nebūna, bet iki tos stiprios liepsnos yra dar dvi stadijos, kurias jeigu mes išmoksime pastebėti, užfiksuoti ir sustabdyti, ten dar sustabdyti yra lengva. Ten tą gaisrą jau sustabdyti yra sunku, todėl reikia labai atkreipti dėmesį į tas pirmas dvi stadijas, kurios nėra tokios baisios, kuriom galima susitvarkyti. Tai yra, pavyzdžiui, pirma stadija. Ryte aš atsikėliau ir kažkaip niekas nedžiugina. Na ir liktai ir keltis nelabai norisi ir nėra jokios ryškios priežasties. Nėra jokio kažkokio dirgiklio, kuris turėtų man tą nuotaiką sugadinti, bet nėra nuotaikos. Tai yra džiaugsmo nebuvimas, tai jau yra pirma pykčio stadija. Ir mes žinome, kad jeigu mes darom viską su džiaugsmu, nuoširdžiai, tai sėklos yra stiprios ir mums iš to būna labai gausus, geras rezultatų derlius. Tai tas džiaugsmo nebuvimas nei iš šio, nei iš to, tai yra pirmoji pykčio stadija. Ir mes, tiesiog nelabai, jeigu kreipiame į tai dėmesį, kažkaip susiruošiam, išeinam, tarkim, į darbą. Ir pakeliui jau matau, kad aš vėluoju ir kamštis. Ir dar kažkas įvažiavo, neimkim kraštutinumų, tiesiog užkišo man automobilį priekyje, aš ir taip skubu ir aš jau pradedu erzintis. Aš jau susierzinau ir tai yra antroji stadija, nes joje jau kyla temperatūra. Ir trečioji stadija pyktis, tai yra jeigu pas mums tuo metu kažkas pasitaikė po ranka, mes galime pratrūkti, galime pradėti bartis, keiktis. Ir tas pyktis, kuris sujaukia, sukrečia kiekvieną ląstelę, jisai tose ląstelėse sunaikina tas mūsų geras jau pasėtas sėklas. Yra dar ketvirtoji stadija pykčio, tai yra po to, kai jau ta ūmioji tas gaisras praeina, tai yra įsiskaudinimas arba nuoskaudos. Labai dažnai būna tose konfliktuose mes tikimės iš kito asmens, kad ar tai gal mūsų atsiprašys, ar gal pradės po to, kai mes išsiliejome, elgtis gal kažkaip kitaip, gal žmogus supras ir daugiau nedarys tokių nesąmonių, tarkim, mūsų atžvilgių. Ir mes to tikimės ir to negauname, o mes žinome, kad mes tai gautume, mums reikia atitinkamas sėklas pasėti, mes jų nesėjame ir mes jaučiame nuoskaudas.
nuoskaudas tokios, kurios vėlgi įsiskaudinimai jie priveda vėl prie to, kad iš ryto aš atsibundu ir man kaip ir džiaugsmo, kaip ir tokio nėra ir vat viskas taip ir sukasi ratu. Tai ką daryti, kaip šitas būsenas suvaldyti toje stadijoje, kai dar įmanoma suvaldyti. Apie tai kitas video.